išvykom patirinėti Latviją. Ten kažkaip nuvažiavęs jaučiuosi lyg 10 metų atgal nukeliavęs. Labai daug apleistų pastatų. Lietuvoje jau kažkaip mažiau, nes daug renovuota, daug nugriauta, o esamos labai nuvandalintos. Ir jeigu netgi tas nufilmuoju, tai iš karto kažkas teismais pradeda grasinti ir panašiai. Tai tenka Latviją tyrinėti. Iš pradžių nuvažiavom prie tokio pusiau veikiančio aerodromo. Šalimais buvo apleistoji dalis, tai visokie angarai, aikštelės, kitokių oro uostų pastatų griaučiai. Aišku, įdomiausia buvo pamatyti Tarybų Sąjungos antros kartos naikintuvus. Paskutinis jų buvo pagamintas 85 metais. Šitas žinoma tik dėl grožio stovi, bet tokius dar pasaulį naudoja tokios šalis kaip Šiaurės Korėja, Kuba, Indija, Sirija ir Jemenas. Čia du stovi apleisti. Labai gaila, kad neina prie jo prieiti, bet vis tiek bent jau per tvorą šiek tiek pasižiūrėjau. Dabar reikia per tą griovį peršokti ir kažkaip neįsiversti. O taip. Stad. Apsargājama teritorija. Skamba japoniškai iš tikrųjų. Paskui, bevažiuojant į kitą lokaciją, pamatėm didžiulės apleistas patalpas. Tai iš karto, aišku, kirtom ant stabdžių ir ėjom apžiūrėti. Ten buvo administracinis pastatas, kiemelis, daug visokiausių pastatų, juose įvairiausių paskirčių patalpų radom, dušai, persirengimo kabinos, sandėliai. O, super. O patekom vidun, einam apsižiūrėti. Kas geresnio. Bet taip ir nesupratau, koks ten cechas buvo. Ant vieno ženklo buvo parašyta latviškai pripildymo cechas ir rampa, man atrodo. Viduj kablių, tokių kaip baseinų ar duobių buvo. Gal žiūrint į žmonės geriau žinos ir parašys komentaruose, kas čia galėtų būti. Bet mūsų tyrinėjimas šiaip gan greit ten baigėsi, nes pasirodo, kad ta teritorija apleistos zonos ribojasi su veikiančia firma. Tai prie mūsų didelių greičių privažiavo toks autobusiukas ir išlipo kažkoks vyras ir iškart latviškai kažką pradėjo murmėti ten, maždaug ten kontondara. Tai angliškai mes tiesiog sakom exploring. Jisai, kaip supratau, nesuprato, bet matyt, pamatė kamerą, suprato ir iškart rodo taip št. Tai mes pasišalinom. Toliau važiavom link jūros, bet aišku, po keliui dar pamatėm kažkokį tai apleistą darželį. Sumanėm irgi apžiūrėti. Jis atrodė visiškai kitoks, negu bent jau Klaipėdoje būdavo darželiai sovietiniai.
bent jau pas mus buvo visa mieste identiški darželiai, tai galvau, kad visose postsovietinėse valstybėse tokie patys yra, bet pasirodo ne. Į vidų patekti nepavyko, bet aplinkui visai smagu buvo pasivaikščioti iš tikrųjų. Ten visokių karuselių, smėlio dėžių, pavėsinių lauke buvo išlikę. Tai pasirodo Latvijai kažkiek kitaip viską darydavom. Na ir pagaliau atvykom prie jūros. Čia kadaise buvo Rusijos imperijos, o vėliau ir Sovietų sąjungos laivyno karinė bazė, ar tai galima sakyti miestelis, kurio pavadinimas yra Karosta. Kara osta latviškai reiškia karo uostas. Čia anksčiau civiliams net nebuvo galima patekti, čia buvo uždara teritorija, buvo net povandeninių laivų bazė. Po nepriklausomybės tai tapo Liepojos juodasis rajonas, toks čia rinkosi narkomanai, visokie benamiai. Tai tapo labai pavojinga vieta, kur net policija vengdavo važiuoti. Bet vėliau Latvijos valdžia pradėjo drastiškai viską valyti ir atkraušius normalių šeimų, Karosta ilgainiui tapo tokia kaip turistinė vieta. Visi atvyksta apžiūrėti jūrą nuplautų baterijos likučių, visokių istorinių muziejų, o ir šiaip meno žmonės yra pamėgę šitą regioną, nes leidžiama jiems čia reikštis. Paskui jau važiavom namo, bet kažkaip nespėjus dar sutemti, pakeliai pamačiau tokį kaip pusiau apleistą namelį. Iš tikrųjų nežinau iš pradžio, ar tai apleistas, tai teko prisiartinti. Nes kartais, nežinai, ten apleista ar ne, ir ten gali gyventi koks nors tiesiog jau nebepajėgiantis apsitvarkyti senukas, tai reikia labai atsargiai prieiti ir apsižiūrėti. Šiaip nesugriuvusi, gero stovio buvo šulinys, netrodė nuvandalinta iš išorės, bet durys buvo atidarytos, tai atsargiai apsižvalgiam. Šalia kelio radom apleistą trobą. Šiek tiek baugoka. Čia, man atrodo, toks kaip sandėliukas jų. O čia rūbų visokių, daiktų, spinta sena. Gal neįgrius, kol čia būsim. Vaikštam po kitus kambarius. Kokias siauros durų staktos, visokiausių rakandų. Laikraštis, kelintų metų. Nematau. Tik tai parašyta, kad rugpjūčio mėnesio. O kažkas išmėsinėjo televizorių. Visada iš tikrųjų smagiausia rasti tai, ko nesitiki ir ekspromtu. Nei tiksliai važiuoti su koordinatėm ir jau žinoti, kur vyksti. Tai kai pagalvoji, kiek daug tokių apleistų namelių yra iš viso. Dažniausiai senyvo amžiaus žmonės, kai miršta, tai taip ir lieka. Nebeturi jie artimųjų, arba jie būna išvažiavę į užsienį, didmiestį ir ta troba niekam tampa nebereikalinga. Užlipome į palėpę apsižvalgyti. Čia visokiausių virvių. O, kokia graži spinta. Čia atrodo kaip dinamito dėžė didžiulė. Nieko nėra. Čia turbūt ta moteris, kur gyveno, arba bent jau viena iš šeimos narių, spėjau. Būtų įdomu pasižiūrėti. Kelintų metų laikraštis SSSR
87 metų ruduo. Va kokia trobelė iš išorės. Čia kiemelis. Šulinys buvęs. Su šiuo objektu kaip ir užbaigėm savo tą pirmąją seriją, jau sutemo, tai nelabai ką būna ir nufilmuoti. Šiaip smagu sutemus eiti kažkur, bet labai sudėtinga filmuoti, nes reikia dar po kojom žiūrėti, apšvietimas ir panašiai. Tai visada kažkaip eksplorinu, kai būna šviesu. Tai ačiū labai, kas žiūrėjot. Jeigu patiko, nepatingėkit paspausti mygtuką patinka, prenumeruoti mano kanalo, taip pat kuo daugiau reakcijų sulauksiu į šitą video, greičiau įkelsiu kitos dienos kelionę, kuriame su ypatingu svečiu važiuosime į apleistą miestelį, kuriame nebegyvena nei vienas žmogus. Negirdėjau arba nemačiau, kad dar koks lietuvis ten būtų nuvykęs ir nufilmavęs, tai turėtų būti labai įdomu. Iki kito karto.